Verslininkas atostogavo saloje ir pamatė, kai vietinis iš ryto parplaukė su valtele. Sako, kur buvai? Na ir vietinis pasakoja. Sako, buvau žvejoti, pagavau žuvies, kelias pasiliksiu savo, kelias parduosiu ir tokiu būdu mano darbas šiandien dienai baigtas. Tai buvo apie 11 valandą ryto. Sako, o ką toliau veiksi? Na, sako, grįšiu namo, pabučiuosiu žmoną, pažaisiu su vaikais ir tada eisiu groti gitarą su draugais ir leisiu laiką su jais. Verslininkas sako, o tu nenorėtum žvejoti ilgiau, kad pagautum daugiau žuvies ir pardavęs uždirbtum daugiau pinigų. Tada galėtum įsigyti kelias papildomas valtis ir dar daugiau žuvies pagauti. Tada vieną dieną galbūt atidarytum savo žuvies perdirbimo cechą, kad tu uždirbtum labai daug pinigų ir vieną dieną išeiti į pensiją. Vietinis sako, o kas tada? Na tada, sako, galėsi pabučiuoti žmoną, pabūti su vaikais, pažaisti, leisti laiką su draugais. Būtent, ką tas žmogus darė jau dabar, kartais mes siekiame kažkokio tikslo, nesuprasdami, kodėl tai darome.